Ir super atmintis pasirodo susidaro iš 4 paprastų elementų. Ir jeigu mes žinom tos elementus, mes iš vis galim savo visą atmintį ir mūsų studentų atmintį į naują lygį perkelti. Pirmas elementas yra transformacija. Jeigu mes norim, kad žmonės atsimintų kažką, mums reikia transformuoti sudėtingą informaciją į paprastesnę. Pavyzdžiui, skaičiai yra viena iš sudėtingiausių informacijos rūšių, kodėl todėl, kad jin yra abstrakti tokia. Taip? Bet jeigu jūs ją paverčiat labiau suprantamais dalykais, tai iš tikrųjų jūs labai palengvinat ją įsiminti. Pavyzdžiui, nulis pas jūs bus viskas, kas yra apvalaus. Ratai, baronkės tenais, moneta ir taip toliau. Vienetas tai yra viskas, kas yra, pavyzdžiui, tušinukas, pirštas, tenais adata, kolos, koks nors, visa tai, kas yra daiktai visi, kurie. Dvejetas, ką jums primena? Dvejetas? Gulbė, pavyzdžiui, tai gali būti visi skraidantis, plaukiantis gyvūnai, kurie, reiškia, jums asocijuojasi. Trejetas, na, vyrams gali būti moters krūtis, tenais kažkas, man tai asocijuoja, pavyzdžiui, su antrankiais. Ir viskas, kas yra kriminalinių, visi instrumentai, nes tai leidžia asociacijas, kur geriausia, tai gali būti, trejetas gali būti, viskas, kas, pavyzdžiui, su kriminaliniu pasauliu susiję. Bet jūs pasirinkat savo patogias. Ketvirtas. Viskas, kas turi 4 galūnės, pavyzdžiui, žirafa tenais, drabliukas, automobilis su 4 ratais, kėdė, stalas, viskas, kas turi 4 ratų, gali būti jums. Penketas. Pavyzdžiui, viskas, kas su mokslu susiję. 5-tukininkai tenais, anksčiau buvo, ne, dabar 10-tukininkai, bet čia yra vadovėliai, mokinukė, kuri mokosi, ten mokytojo prie lentos, ten vadovėliai, kažkas. Šešetas. Šeštas, pavyzdžiui, man primena gyvatę. Ne? Ir visi šliaužiantis padarai, ten ropliai visokie, viskas čia gali būti. Septynetą, ką jums primena septynetą? Dalgis gali būti, kartuvės gali būti, ant kranas kažkoks, tai pavyzdžiui. Gali būti geriausia grupė kažkokių daiktų, kurios aštuonetas, begalybė, tai gali būti kosmosas, gali būti hanteliukas, gali būti baronkė, gali būti liemenėlė, ką tik tai. Ir devynetas kablys, pavyzdžiui, statybinis kranas, tenais kastuvas ir su statybomis. Ir, pavyzdžiui, jūs tokiu būdu pavertėte tai kažko labiau suprantamų dalykų. Taip? Jeigu mums reikia išmokti žodžius, mes dar kalbėsim, tai mes vėlgi anglišką žodį, pavyzdžiui, pavement, ne? Šaligatvis. Tai mes paverčiam, pasižiūrim, padalinam į 2-3 dalys, kurie turi analogą lietuvių kalboje. Pavyzdžiui, peilis įsmeigtas mentų į nugarą. Pavement, ne? Įsivaizduok. Tai viena dalis bus peilis, kita dalis bus mentas. Čia, skrybelė. Impotentas, pavyzdžiui, ne kažko. Ir bet kurį žodį galim tikrai surasti labiau suprantamą kažkokią tai dalyką. Taip pat mes pagalvom, pavyzdžiui, šitą hieroglifą. Pavyzdžiui, jeigu yra toksai koks nors hieroglifas. Tikrai daug kartų gali rašyti, bet, ko gero, mažai nepasirodys, ne? Jeigu greitai reikia. Bet jeigu jūs pagalvojate, į ką tai primena, pavyzdžiui, šitas primena gruzinas su tokia kepka, da? Davai nebūdim, da? Čia, ką jums primena? Čia gali būti ratai, žinot, man kaip čia, tokios, ašis jo. Čia gali būti skrendanti koks nors paukštis, o čia yra gyvatė. Tai, pavyzdžiui, gruzinas važiavo su tačka tokio ir vienas ratas paukščio ant sparno, o kitam bubliku arba gyvatė per pusę pervažiavo. Ir gerai, kad tai buvo ant kalniukų, bet čia dar buvo cvekas, ne? Tai padanga, ko gero, užsusprogo. Ir visą tai pamatė, už tvaros sėdintis 2 pašlemėkai, pavyzdžiui. Tai jeigu jūs pagal asociaciją paverčiate tai kažką labiau suprantamą, tai iš tikrųjų žymiai lengviau tai atsiminti. Tai pirmas dalykas, mes transformuojam informaciją. Aš padariau pirmą dalį, transformavau, bet aš nepadariau dar kitų 3 principų jo. Ir kiti 3 principai vadinasi štai taip. Antras tai yra vizualizacija. Nes geriausiai žmogus atsimena tai, ką gali pamatyti. Ir daugelis žmonių turi problemų su vizualizacija. Dailininkai labai vizualizuoja, bet paprastam žmogui vizualizuoti labai sunku. Bet yra paprastas principas, kuris leidžia vizualizuoti, kai tu paprašai žmogų iš savo gyvenimų kažką paimti. Pavyzdžiui, kai aš įsivaizduoju studentus, tai aš pamačiau tokius, abstraktus studentai. Bet jeigu aš paimčiau konkretų studentą Petrą, tai iš tikrųjų aš žinau, kaip jis atrodo, man visa vizualizacija tampa, jeigu, pavyzdžiui, žmogus nori keptuvę išmokti, tai jo galvoje tos keptuvės keičiasi. Bet jeigu prašai jo paimti konkrečią keptuvę iš savo gyvenimų su joda ten rankina, tai iš tikrųjų vizualizacijos klausimas dingsta. Tai jūs turite vizualizuoti visą tai, ką. Ir kodėl labai sunkiai tekstą vizualizuoti, todėl kad tekstas yra daug linijų ir vizualizuoti, įsivaizduoti labai sunku.
Pavyzdžiui, jeigu reikia atsiminti abstrakčius dalykus, pavyzdžiui, žodžius užsienio kalbų, tokie kaip laimė, arba tenais džiaugsmas, arba pyktis, tai mums reikia kaip jį vizualizuoti, paimti konkretų žmogų, kuris yra labai laimingas, mes žinom. O, pavyzdžiui, ir mums asocijuosi jo šypsena su laime. Pavyzdžiui, engimas, tai irgi toks žodis, kaip tai atsiminti situaciją, kurioje konkrečiai kažkas kažką engė tenais ir terorizavo, ir tada mums visą tai labai aiškiai bus lengva vizualizuoti. Tai mūsų užduotis abstrakčius dalykus vizualizuoti kažką tokio konkretaus. Taip? Trečias elementas tai yra asociacija. Asociacija. Mūsų smegenys dirba asociacijų pagalba. Iš principų mokslas įrodė, kad viską, ką žmogus kažkada tai matė, jisai atsimena. Tik problema, kaip visą tai po to ištraukti. Ir pasirodo, tai, kas yra susiję vienas su kito, tai iš tikrųjų labai lengva atsiminti. Ir atvirkščiai, tai, kas yra vienas atitolę nuo kito, yra sunku atsiminti. Duosiu pavyzdį. Pavyzdžiui, buvo beždžionė pasodinta į narvą. Ir čia bananas. Jinai negali to bananų pasiekti, nes labai toli. Padėjo iš kito krašto šito narvo lazdą. Jinai žiūri į bananą, mato, kad negali pasiekti. Žiūri į lazdą, lazda jai nereikalinga. Taip pačia beždžionė lazdą pridėjo štai čia, ką padarė beždžionė, su tą lazdą pritraukė, nes jie tai asocijuojasi. Taip ir pas mus visi dalykai, kurie viens su kito asocijuojasi, mes labai lengvai atsimnam. Kas nesocijuojasi, nelengvai atsimam. Ir, pavyzdžiui, kur yra didžiausia klaida su užsienio kalbom? Pavyzdžiui, dėstytojai labai dažnai rašo, pavyzdžiui, anglišką žodį, po to padaro pauzę ir sako, ką tai reiškia vaikai? Namas. Ir ateina per daug didelis tarpas tarp angliško ir lietuviško. Bet paaiškėjo, kad jeigu mes norim išmokti žodį, tai reikia, kad jisai būtų vienu metu. Important svarbus, kad tas tarpas būtų net audio, mažiau negu pusę sekundės. O vizualizacija turėtų vykti, kad vienas užeina ant kito. Pavyzdžiui, jeigu peilis gulėtų atskirai nuo mento, smegenys ko gero tai ką padarytų? Nesujungtų. O jeigu jūs matot konkretų šaligatvį tam mieste, kur jūs gyvenat, ir ant to šaligatvio guli mentas, o jo nugarą įdurtas peilis, jūs ką darot? Atsimena tai visam gyvenimui. Teisingai? Todėl, kad tai yra asocijuojasi. Ir ketvirtas dalykas, tarp kitų, aišku, baisus tokia vizualizacija, bet būtent ją jūs ir atsimenat. Kodėl? Tuo, kad viskas, kas sukelia emocijas, pasipriešinimą ar dar, labai dažnai įsimenam žymiai lengviau. Pavyzdžiui, per mūsų tos užsiimus labai dažnai aš ten keiksmažodį panaudoju, ir kaip jūs sakote, kaip tu gali keiktis. Bet kokį jūs tik tai ir atsimenat. Akurat, iš tikrųjų, tie, kas susijęs su emocijom, atsimenama mes geriau. Ir ketvirtas elementas - lokalizacija. Lokalizacija. Mums reikia, kad šitie arkliai neišsilakstytų. Ir todėl, pavyzdžiui, mes, jeigu mokomės užsienio kalbų žodžių, tai mes stengiamės mokytis kaip temomis ir ant tokio maršrutų sukabinam. Pavyzdžiui, žmogus įsivaizduoja savo maršrutą nuo namo iki darbo ir čia yra daug daiktų, namai, stovėjimo aikštelė, trotuaras. Ir jisai ant to savo maršrutų uždeda ką? Šitus angliškus žodžius. Ir kas įvyksta? Pririšimas. Arkliai yra pririšti. Todėl bet kokią informaciją, kurią mes norim atsiminti, mes turim pririšti ant kažko tokio jau gerai žinoma. Tai dar kartą 4 elementai. Pirmas yra transformacija. Jeigu informacija yra sunki, ją reikia transformuoti kažką suprantamesnio, aiškesnio. Antras yra vizualizacija. Ir mums paaiškėjo, kad, pavyzdžiui, kai mes už žmonės sugalvojom asociacijas ir mes dar nupiešėm paveiksliukus dabar, sekantis etapas, tai žmonėm nu jau paliubom, jie tikrai atsimena, nes mato, girdi, mes už juos viską matom, jiems tik nuryti reikia. Bet pačiam žmogui pradžio labai sunku sukurti kažką, bet po 500 žodžių jisai išmoksta ir pats tai daryti. Trečias yra kas? Asociacija. Ir ketvirtas yra lokalizacija. Ir dabar žiūrėkit, kaip naudojant šitus paprastus principus, mes galim padaryti stebuklą ir pagerinti jūsų atmintį 10 kartų. Sakykit man kokius nors skaičiukus. Koks? 8, toliau? Toliau? 3? Toliau? Ir taip toliau. Ir dabar žiūrėkit, ir pamėginkim sukurti ką? Istoriją. 8 vizualizuojam, kad tai yra kas? Kad tai yra Pamela Anderson su tokio. Žiūrėkit, kai aš pasakiau, norom šypseną, ne? Tai reikia tikrai atsimins. Pamela Anderson ant rankos turi tokią gyvatę apsisuks, nes yra mados kliksmas toksai. Ir eina kur? Į kalėjimą, nes jie už mokesčių nemokėjimą turi ką? Surakinti antrankiais. Teisingai? Tačiau ten jinai nustemba, kad nėra policininko, tai jo gulbė. Teisingai?
kuri kaip nekeista mokosi penkitukais. Ir šiuo metu ant stalo keturkampių pasideda ką? Tušinuką ir apvalų lapą tokį. Ir kažkodėl tai su kabliu, kuris kabo ant ko? Ant kartuvių. Ką daro? Bando gulbę liemenuką užmauti. Bet tas, nu ir pamėginkim iki šito. Kas buvo pirmas? Mamela, ką jinai darė? Su gyvatė apsirint, ėjo kur? Toliau. O ten buvo jo penkitukininka gulbė, kuri ką darė? Ant stalo, tušinuką, apvalus tas. Ir ką bandė padaryti? Jo, pasikarti, jo. Pakarti, gulbę, nu ir taip toliau. Tai čia yra vienas iš pavyzdžių, kaip jūs galite. Būtų dar paprasčiau, jeigu jūs galvojate turėtumėt maršrutą, nes visi čempionai iš karto daro smegenis maršrutą. Tiesiog 10 maršrutų po 10 vietų, jau 100 vietų tu gali tai greitai. Bet galima bet ko prikabinti. Pavyzdžiui, jeigu aš noriu šitą atsiminti ir nenoriu kurti siužetus, nes tai biškutį reikalavo tokio, pastangų, tai siūlokit 6, aš šitam vaikinu 6 aplink kaklų gyvatę tokį užkabinčiau, jum užkabinčiau kolą, duočiau į rankas, vėliavą, gerai, jų uždėčiau čia kažką tokio keturkampį 5 litų banknotą, jum nepykit, bet kokį nors padovanočiau su lampaičkom didinti, kad būtų jokingiau. Jūs kart nekarčiau, bet kažkaip tai dalgi norėčiau įteikti ir tai žiūrėjau, taip jūs taip einat ir šienaujat visus, ne? Čia jum ant galvos akvariumą užmaučiau, o jūs su kabliuku už to raudonų, ten reiškia tik pradėčiau kelti viršų. Ir dabar žiūrėk, ką žiūriu čia, koks man? Gyvatė, čia yra kas? Čia kas? 4, čia yra kas? Čia yra kas? Kartuvės, čia yra. O čia yra kablys. Kaip tai vyksta? Labai greitai. Taigi iš tikrųjų jūs, o po to kas įdomaus, kad jūs galite tai demonstruoti bet kurią tvarką. Čia yra kas? 9, čia yra kas? 0, čia yra kas pas mus? 7, čia yra kas? 8, čia yra kas? 4, čia yra 1, ten yra 6. Jūs galite demonstruoti stebuklus. O jeigu tai būtų 50 skaičių, tai jau kas būtų? Nu tai jau iš vis būtų. Jau tenais jūs jau galėtumėt kaip čempionas dalyvauti. Ir va tokia pat principą, 4 universalius principus gali panaudoti bet kokią informaciją atsiminti. Tik reikia suprasti, kad informacija, jinai dalinasi į 2 dalis informaciją. Viena yra ta vadinama loginė informacija, loginė, ir loginė atmintis pasirodo yra 26 kartus geresnė už ką? Už mechaninę atmintį. Tai todėl labai dažnai dėstytojas galėtų padėti studentui, jeigu jisai logiką parodytų. Pavyzdžiui, labai dažnai dėstytojai, kai aiškina gramatiką, sako, nu, tiesiog todėl, kad va todėl. Ir jūs pats, tiesiog išzubrinti, nėra ką čia galvoti. Bet mums paaiškėjo, kad žmogui pasirodo nesvarbi logika, svarbus atsakymas į klausimą, kodėl. Taigi mes vienodai gerai galim naudoti ir logiką, ir pseudologiką. Pirmą kartą aš apie tai pagalvoju, kai pastebėjau, kad vaikas manęs klausė ir aš jam niekam negaliu atsakyti, kažkaip man nepatogu buvo. Ir vieną kartą, kai jis manęs paklausė, tėti, o kodėl dramblys yra pilkas? Aš sakau, todėl, kad jis yra didelis. Ačiū. Ir pasirodo, bet ką aš pasakyčiau, jam tikdavo. Nes tai buvo atsakymas, o kodėl ten mėnulis aukščiau negu ten. Todėl, kad tenais žalios spalvos ten. Ir mums paaiškėjo, kad kai mes gramatiką aiškinam, nesvarbu, ką tu pasakai, jeigu tu atsakai, kodėl taip yra, pavyzdžiui, kodėl pavement, pavyzdžiui, yra šaligatvė tenais, šaligatvis. Tai, kad dar senais laikais Anglijoje mentų nemėgdavo, tai todėl, kai nuduri iš karto ant šaligatvio. Ir tie, kurių kairysis pusrutulis labai išvystė, sako, supratau, o kodėl anglų kalboje daugiskaito yra S, todėl, kad anksčiau, ten visi, kas turėjo daugiau negu 2 ir nesrūko, kad tų istoriją sugalvojo, žmonėms limpa tą istoriją, sako, dabar supratau. Be abejo, aišku, jeigu yra jūsų disciplinoje logika, tai būtų gerai, kad jūs naudotumėt priežasties pasiekmės, nu tokia, kaip ten nors. Jo grafikus, kodėl buvo Antras pasaulinis karas, todėl, kad prieš tai ten buvo tas, o kai jis buvo, kaip tai įtakojo ekonomiką, kaip tai įtakojo. Ir kai žmonės mato grafinį, ne pasakojimą, bet grafinį pavaizdavom priežasčių ir pasiekmės ryšių, tai iš tikrųjų įsijungia 26 kartus geresnė įsiminimo galimybė. Taigi, jeigu mes turim galimybę parodyti logiką, mes pagelbsim 26 kartus žmogui. O sakykit, kad ir istorijoje, ir visos kitos dalykus yra daug logikos. Taip? Tai jeigu jūs, kaip dėstytojas, žinot tą logiką, jūs galite surasti. Jeigu pats studijuojate, galite pamėginti surasti, o kodėl taip yra. O kita dalis informacijos yra neloginė informacija. Tai neloginė informacija reikia įsiminti naudojant šitą mnemotechniką arba įsiminimo techniką, kuri susidaro iš 4 principų. Vizualizacijos, transformacijos ir, pavyzdžiui, istorinės datos, formulės, cheminės formulės, fizikinės formulės, kas ten dar įstatymai, visa tai, ką žmonėms daug reikia išmokti, galima išmokti kaip mnemotechnikos pagalba.
Pavyzdžiui, kaip galima atsiminti kokią nors formulę? Gali kokią nors formulę tokią užrašyti, kokią nors sudėtingesnę? Nu, ką tenka visus studentų? Gal. Ir iš tikrųjų labai dažnai sakom, formulę galima žmonės išmokyti išvedžioti, bet su jį, kad yra tiek didelis krūvis smegenim, jeigu ten pats genialiausi protai išvedžiodavo ten po 3-5 metus, tai todėl daugelį formulį tiesiog reikia atsiminti, bus paprasčiau. Ir pavyzdžiui, man daro tokį iššūkį ir anksčiau man viskas tenais nusileisdavo, kai aš pamatydavau tokias formulės, o medicinoje būdavo daug tokių formulių. Žiūrėkit, mat kokia reakcija. O čia yra kas? B? K, supratau. Ir ką reiškia šitą formulę? Produktas. Kaip? Produktas, tos galutinių vertingų produktų vertė. Jo, super. Tokia formulytė. Ir žmonėms parodo, net ir su aukštoju išsilavinimu, žmonėms kažkaip nusileidžia, kažkaip savivertė sumažėja, gal kitą kartą pastudijuosiu jo. O dabar, jeigu jūs sakot, kaip geras mokytojas, viskas yra paprasta. Žiūrėk, kaip aš linksmai jūs dabar pamokysiu atsiminti šitą formulę. Ir sakai, produktas, iš pradžių, nes pridėtinė vertė, ne? Tai yra abstraktus dalykas. Tai jūs turite paversti tai kažko labai vertingo. Tai įsivaizduokit, kad tai yra tokia škatulочка, ne? Kaip čia lietuviškai būtų. Jo, kur ten daug kažko vertingų yra. Tai mums reikia nustatyti, nežiūrint į tą skrinelę, o kiekgi vertas tas pro. Jau žiūrėkit, žmonėms jau linksmiau. Teisingai, negu abstraktus dalykas PV. Ir toliau įsivaizduokit, kad jūs gyvenate tokiame pasaulyje, kuriame McDonald's, piktasis demonas verslo, bado apsivertęs ant šono, apsimės, kad jisai čia, bet jisai viską valdo. Žinot, kad visame pasaulyje pas McDonald's valdo. Ir šitas ženklas yra, McDonald's, taip? O jau žinot, kad McDonald's turi 5 žvaigždutės. Kaip 5 žvaigždučių viešbutis. Ir iš principų tėtis pas jos yra vienas. Ir žiūrėkit, jau juokinga, ne? Žiūrėkit, ir smegenys juokiasi ir toliau CFT. Ir čia galima pagal sugedimo laipsnį panaudoti bet ką. Bet aš įsivaizduoju, kad citrina fakina tėtį. Ir nors negražu, bet tikrai nieks nepamiršo. Jo, citrina įsivaizduoju, kad citrina ne šiaip, jinai pasirodo padukėlė citrina, kuri fakina visus, kas tenais. Iš principo, ta tėčių jinai meilužė yra. Ir jeigu taip detaliau panalizuoti, kaip ten vyksta po kilimu, kokie ten žaidimai. Tai vienas vaikas, kuris buvo, tai pasirodo yra ką? Jo, kito tėčio. Ir tokių vaistų, kiek tokių vaikų turi, tik tai tėtis te žino. Ir sutikit, kad visai kitaip. Dabar ir jeigu jūs bandytumėt atsiminti, tai kas tenais būtų? PV, tėtis, kas tenais? 5 žvaigždučias, tėtis ką? Lygu 1, toliau kas ten? Kilimą piešiu. Toliau. Kaip? Citrina. Ir kas toliau, sakykit? Smilisi su tėčiu. Gerai, kas ten dar? Čia viskas, o toliau kas? Skliausteliai. Čia ką, sakyk, pliusas, pliusas. K. Ir tik tai tėvas žino. Tik tai tėvas žino. Ir sutikit, žiūrėkit, ir studentams juokinga, ir patikėkit, jie to nepamirš. O sutikit, nuo to, kad jie čia supras logiką, čia sunku labai, čia reiks jau išmokti, o tokių formulių yra 1000. O po to įdomu, jūs duodat už, o dabar jūs grupėje sukurti. Ir jie ten žvengia, ir kur yra visą, kodėl, pavyzdžiui, kai mes vedam anglų kalbos pamokas, tai mes vedam mūsų anglų kalbos mokytojų, nes turi būti profesionalus mokytojas. Ir jinai kiekvieną kartą, kai aš pabaigoju, paprašau, pasakyk, ką tu galvoji, jinai kiekvieną kartą apsižliumbia. Ir paskutinį kartą irgi apsižiūrėjau, sakau, ko tu verki, sakau, negaliu susilaikyti. O kas yra, sakau. Aš kai pasižiūriu, kad pas mane tradicinių būdų, kai aš mokau, pas mane po valandos verslininkai, grūna iš kotų nuo tos anglų kalbos. Jiems taip sudėtinga. O čia aš matau, kad žmonės 10 valandų iš eilės, 10 dienų, ir jie su tokiu kaifu, su antuoju, po to dar namoje nedasibaigti, ir jie negali sustoti, sakau, man čia mistika, o čia jokios mistikos, tiesiog mes naudojam ir kairį, ir dešinį pusrutulį. Žmogus vietoj to, kad šokinėti ant vienos kairės kojos, jisai ką daro? Oba. Ir jisai gali dar su muzika. Oba. Ir tada jisai nepavarsta, teisingai. Tai žiūrėkit, kaip mes sudėtingą formulę pavartėm juokingų dalykų. Ir pavyzdžiui, tas pats naudojama dabar medicinų, pavyzdžiui, aš Amerikoje mačiau knyginuose visur sudėtingiausi mediciniai vadovėliai ir tenais, pavyzdžiui, padaryta mnemo kortos tokios. Ir ten, pavyzdžiui, rimta informacija ant vieno puslapio, ant kito puslapio tokia karikatūra.
kur visą tai mnemotechninio pagalba sudėta. Nu, jau tai taikoma. Tam, kad rimti dalykai pavirstų, nu, labai lengvai įsimenami. Jo, ir paradoksas yra toksai, kad vizualinės atminties paradoksas yra toksai, kad kuo daugiau informacijos, to jie lengviau yra įsiminti. Pavyzdžiui, kodėl 100 skaičių atsiminti žymiai lengviau negu 10. Žiūrėkit, kaip vaikus per vieną pamoką išmokina visos Mendelėjevo lentelės. Labai paprastai, iš pradžių išmokinama baziniai dalykai. Pavyzdžiui, čia 10 ar kiek tenais tų ženklų, ne, cheminių formų. Po to apie kiekvieną iš šitų kaip ten, cheminių dalelyčių, jūs lygtai sukuriat ką? Papildomą informaciją. Ir kurdami, iš pradžių sukuriat tokį siužetą, o po to apie šitą dar detaliau ir išeina, kad šitas įgauna ką? Prasme, pavyzdžiui, jeigu čia būtų toks abstraktus dalykas kaip, namas. Tai abstraktus tu jį gali pamiršti, bet jeigu namas ne šiaip, kuriame gyveno nykštukas, tenais, kuris buvo iš natrio sudarytas, ten ir tinini, tai iš tikrųjų tai įgauna dar daugiau informacijos. Ir dar labai dažnai žmonės galvoja, kad tai tie paveiksliukai man sutrukdys, nes kaip po to reikės greitai atsiminti jo, tai iš tikrųjų man bus per daug sudėtinga. Ir įdomus dalykas, tai kalba dažniausiai tie, kas neturi praktikos tame. Nežiūrėkit, jeigu žiūrėti mūsų atmintį, jinai yra 3 rūšių. Yra momentinė atmintis, yra trumpalaikė atmintis ir yra tai ilgalaikė atmintis, taip? Ir dabar žiūrėkit, kai mes bandom, pavyzdžiui, telefoną 57, 38, 654. O jeigu tokį telefoną atsiminti, ką mes darom, o mes neturim kur užsirašyti, ką mes darom, mes kartuojam. Taip, 57, 38, 57, 38, ir kol ieškom, mes kartuojam. Kartuojam ir netyčia užkliūv, palok, apie ką tenas ir viską pamiršom jau. Tai mes ką darom, mes irgi panaudojam įsiminimų, tas trumpalaikis atminties keletą pakartojimų, kad pervesti trumpalaikę atmintį. Bet kur yra problema, kai zubrinimų būdu bandoma atsiminti. Kodėl informacija yra pamirštama? Nes zubrinimo būdu, kai tu daug kartų kartuoji, tu ką padarai, iš momentinės atminties pervedi kur? Į trumpalaikį. Ir jinai kada padaro? Pasimiršta. Rytoj, poryt jinai pamirštama. O kai mes sukuriam čia mnemo asociaciją, pavyzdžiui, visiems žodžiams, atsimot, pavement, ne? Tai šitas kaip pastoliai, kad sustinktų cementas, jisai reikalingas. Bet po to, kai jūs naudojat šitas formulės arba šitus žodžius, šitą mnemotechniką dingsta, jinai jau nebetrukdo jums. Nes kai jau jinai atlikus savo užduotį, iš trumpalaikės atminties pervedė į ilgalaikę atmintį, tai jūs jau rytoj naudosit žodį ir important, ir šitą formulę naudosit kaip, net nesusimastydami. Tai todėl šitie papildoma lygtis informacija, jinai neapkrauna, tiesiog palengvina sustingimą šitos informacijos. Ir kai klausia, kokiam ilgam laiku tai atsimenama, tokiam laiku, kokiam jūs norit. Kai čia buvo atvažiavęs Dominykas Obrainas ir jisai čia dalyvavo televizijos šou ir jisai atsiminė kelių šimtų žmonių telefonus, gimimo datas, tenas, pin kodus, viską, ką reikėjo. Ir čia pats skambindavo ir pasakydavo dar ne tik jūsų gimimo datą, bet paskaičiuodavo, kada, kokią savaitės dieną jūs gimė. Sako, jeigu net, tai patikrinkit pas mamą. Ir po 3 metų aš jam perskambinau ir norėjau įdomus, ar tu atsimeni ką nors. Jisai atsiminė viską. Šiandien net mano, reiškia, šitą automobilių numerį. Nors tuo pačiu metu, kai mes įregistravom viešbutį, jisai savo paso numerių nežinojo. Aš ten buvau sabijos, gal net tą pakvietėm. Tušau, sakau, kaip jums čia? Tarp kitų, vienintelis žmogus, kuris pavėlavo į lėktuvą, tai kad pamiršau, kada lėktuvas įskrenda. Ir buvau nepatau, kai mes jau jį vežėm atgal, ar aš čia pakėliau, jūs suprantate, čia pasaulio čempionas ir reikia... Sako, kodėl jisai pavėlavo? Tu kad pamiršau. Tiesa, o kits klausiu, tiesa, o koks yra čempionas? Aš nesvarbu. Reiškia, jo atmintis yra normalis. Sako, jeigu man kažko sumokėtų, aš atsiminčiau, bet man to nereikia, reiškia. Bet jeigu norim, ta vizualinė atmintis išlieka ilgam laikui. Ir paradoksas tai yra, kad kuo daugiau informacijos tau reikia atsiminti, to yra lengva. Lygiai pats kaip su užsienio kalbom. Tie, kas žino 2 kalbas, 3 kalbą išmoksta kaip tėvė mūsų greitai. Ir su kiekviena kalba vis daugiau ir daugiau, vis greičiau ir greičiau, kodėl to, kad daugiau informacijų, daugiau asociacijų, daugiau reiškia tų visų dalykų. Prašau? To mes panas, dar baigiant apie šitą daugybos lentelio algoritmą. Daugybos lentelio algoritmas yra paprastas. Taip pat tie visi skaičiai, bet dabar įsivaizduokit, mes paimam 2 padauginti iš 3. Ir mano vaikas žino, kad 2 tai yra kas? Gulbė, o 3 tai yra, pavyzdžiui, senis besmegenis. Taip? Ir 2 iš 3 yra 6. Ir jisai tiesiog įsivaizduoja, kad gulbė įkandų senių besmegenių ir tas supykęs, pavyzdžiui, ir sugyvatė atgal. Ir įdomus, kad lygiai taip pat, kai paklausiu, kiek bus 3 iš 2, ką mato? Senį besmegenį, kuris kovoja su ko. O šitų ir jam vis vien yra 6. Taip ir visą lentelę. Kol mes važiavom, vaikams tai labai patinka. 8 iš 9, kiek bus?
Žiūrėkit, kai kurie. Tai kiek? 70 kiek? Wow. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad, na, pavyzdžiui, ten vėl pasira ten Meškinas 8, 9, tai yra tenais toks ufonautas su didelė galva. Tai va, kai šitas Meškinas atėjo į gimtadienį pas, reiškia, pas tą ufonautą, tai jisai padovanojo jam ką? Dalgį, reiškia, jos sugulbė. Nu, ten nesvarbu, jau paprašė, kad taip pat sukurtų man. Aišku, tai galima už jį paruošti. Ir viskas. Ir jisai iki šiol, žinau, ten didžiai, kol mes bandom paskui taip lauką, reiškia, 10 iš 9, tai 90, minus 2, ten 72, ten kažkiek, tai va, jie žymiai greičiau atsimena. Vienreiškia, kad pats, nes jūsų asociacijos yra pačios geriausios. Bet tik pradžiui dažniausiai reikia padėti, nes mes kalbėsime, kad mokymo užduotis yra tokia, kad žmogus 100% laiko turi būti sėkmingas. Ir mes pastebėjom, kad, pavyzdžiui, su užsienio kalbų žodžiais, jeigu žmogų duodi pačiam kurti asociaciją, tai jisai sukuria apie 30 asociacijų. Jeigu mes duodam, tai nuo 100 iki 130 žodžių per valandą. Bet pastebėjom, kad jeigu iš pradžių su mūsų asociacijom, pas jie atsiranda jau, ta žinot, logika pasigauna, jisai nejaučia jokio diskomforto, po to pradeda savarankiškai, bet kitą dieną jau 50, po to 70, ir aš manau, kaip per savaitę žmogus pats jau savarankiškai išmoksta po 100 asociacijų per valandą. Jo pradžių padėti, nes tai iš tikrųjų jau vaikai jau yra irgi sustingę, jeigu jau mokykloje vaikšto, tai jiems jau būna problemų.